ką daryti su ta antra pensijų pakopa, kaip tuos pinigus panaudoti, kokios naudos, o kas yra gerai, o kas yra blogai. Šiandien kalbamės su šios srities specialistė, antros pensijų pakopos profesionalė, mano kolegė Justina Grinienė. Na ir pakviesim mes Justiną prisijungti. Taip, dabar Justina turėtų rasti savo ekraniukę tokią raudoną knopkytę, paspausti prisijungti su vaizdu ir mūsų ekranas pasidalins į dvi dalis ir jau galėsime bendrauti ir kalbėti šią temą. Daugelis žmonių buvo tiesiog užplūdę mūsų visą sistemą, lūžo nuo klientų srauto. Tenais labai svarbu ir tas skubos poreikis rodo, kad žmonės nelabai turi daug informacijos ir jeigu jie žinotų viską nuosekliai, tai tikrai taip neskubėtų. Tai matau, Justina prisijungia ir labas vakaras. Labas vakaras visiems. Justina, žinau, kad ir pas jūs plūsta labai daug klausimų, labai daug klientų kreipiasi ir nori iš tikrųjų teisingai pasielgti. Tai ką vertėtų padaryti šiais arba kitais metais ir kaip reikėtų viską apsvarstyti? Nuo ko reikia pradėti? Pirmiausia, tai sustoti ir neskubėti. Čia turbūt pats pagrindinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti visiems, kad žmonės, mielieji, yra 2 metai sprendimai priimti ir niekur skubėti šiuo metu nereikia. Jūs nurimsite, tada galėsite priimti sprendimus. Tai yra finansinis sprendimas ir finansinius sprendimus reikėtų priiminėti remiantis skaičiais, o ne emocijom. Tas, kas dabar vyksta, tai vyksta emocinis karas. Emocinis būvis ar emocinis išgyvenimas, nes žmonės kaip išprotėję daro. Mes pačią 1 sausio dieną susilaukėm tikrai begalės laiškų su prašymais nutraukti ir panašiai, tai žmonės atrodo, kad tik tai to ir laukia, nors iš tiesų tai turime 2 metus ir galime dar apsvarstyti, pasiskaičiuoti ir tam iš tikrųjų reikalingas finansų konsultantas. Tikrai žmonės ne visą informaciją žino ir tikrai ne visi geba tinkamai pasiskaičiuoti ir priimti tą finansinį sprendimą. Nežinau, ir Mina, pasakyk, ar tavo visi klientai žino visas reformos pokyčius? Jeigu žinotų, tai nepadarytų tokių žingsnių, kurie paskui sėdi ir galvoja, tai kodėl dabar aš čia paskubėjau, tai pasirodo, aš dar galėjau palaukti truputėlį, pasirodo, man nereikėjo taip greitai viską čia paimti ir žodžiu, nuspręsti. Taip, sakau, taigi tam ir yra duotas terminas. O dabar dar toksai, matau, klausimas, Jūratė iš Alytaus klausia, kiek galima išsiimti bus ir kokia yra suma apmokestinama tas išėmimas? Tai išsiėmimo atvejai 2. Mes, kadangi ir aš pati taip pat konsultuoju daug klientų, nes tų skambučių pas mus tikrai netrūksta, ar ne, tai mes dažnai laukiam skambučių ir pasirodo, kad tikrai žmonės nežino visgi, kiek jie gali atsimti, kada atsimti, koks yra apmokestinimas, dabar apie viską paprastai, ne? Tai reikia suprasti, kad atsimti galima 25% nuo savo sukauptos sumos, bet nedaugiau negu pats esu įmokėjęs. Ir tą galima padaryti 1 kartą per visą kaupimo laikotarpį. Tai čia būtų viena opcija, kurią turi žmogus, ar ne? Kas tokiu atveju būna, tai apmokestinama šitą išmoką yra 3% sodros mokesčio, ne? Ką svarbu žinoti, kad atsiėmė žmogus tuos 25%, jis toliau lieka kaupime. Tai reiškia, kad jisai dar turi kelias opcijas. Tai vienas dalykas atsimti tuos 25%, kitas dalykas kaupti arba nebekaupti. Jeigu žmogus galvoja, kad mieliau investuočiau tuos 3% kažkur, ar ne, tuos 3% turiu omeny, kuriuos nuskaito nuo atlyginimo, tada jisai gali rinktis kitas opcijas, ar ne?
Bet tokiu atveju jisai turi sustabdyti įmokų kaupimą ir tas, kas jau liko, palikti kauptis, tiesiog nebemokant įmokų, nes tie pinigai neužsišaldo, jie toliau dirba ir kiekvieną dieną generuoja, kiekvienas pinigas generuoja kitą pinigą, ar ne? Tai tokia opcija. Na ir kita opcija, kurią sako, renkasi tie, kurie pasikonsultuoja su kaimynais arba draugais. Tai ta opcija yra nutraukimas. Nutraukimo atveju žmogus atgauna visą investicinę grąžą ir savo įmokėtas įmokas ir ta išmoka nėra apmokestinama jokių mokesčių. Tai va, tai yra du pinigų gavimo variantai, bent jau per šitus 2 metus, ar ne? Turit suprasti, kad tą 25% galima atsimti vieną kartą per visą kaupimo laikotarpį, o nutraukimas galimas jau per šitų 2 metų laikotarpį, 2 metų langą. Dėkui. Dar norėjau priminti, kad kas dalinatės šiuo laivu, turite galimybę laimėti nemokamą konsultaciją 15-30 minučių. Tik tai būtinai komentarus parašykite pasidalinau. Ir Jūratė čia iš Vilniaus jau rašo, ką daryti mamytei, kuri yra vaiko auginimo atostogose, ar jai verta stabdyti? Labai geras klausimas ir man asmeniškai pačiai teko skambinti vienai klientai ir kalbėtis, ar ne, kodėl jinai nusprendė nusitraukti savo sutartį, kai jai yra pats palankiausias laikas kaupti, nes mamom arba tėčiam, kurie yra išėję vaiko priežiūros atostogas, ar ne, yra valstybės paskata ir auginantiem vaikus iki 3 metų yra valstybės paskata, tai reiškia, kad net jeigu tu ir nemoki savo įmokų, ar ne, o išėjusios mamos ir nemoka savo įmokų, todėl kad neturi su darbo santykiai susijusių, ar ne, pajamų, nuo kurių būtų atskaičiuojami tie 3%, valstybė vis tiek prideda kiekvieną mėnesį. Tai ypatingai jom naudinga yra kaupti ir dar pabūti, jeigu jau tikrai nori nusitraukti, tai bent jau tuos 2 metus, kol galima pasinaudoti būtent šitų valstybės prisidėjimo. Dabar daug kas kalba, kad viskas pabrango, bet ir pakilo valstybės paskata, ar ne? Tai kiek mes gaunam per metus, jeigu pakilo tas mūsų minimalus atlyginimas ir nuo vidutinio atlyginimo mesgi gaunam 1,5%. Mes gauname 1,5% nuo už praėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio. Tai šiai dienai, 26 metais, valstybė mums prisideda po 33,49 eurus arba 402 eurus per metus. Tai va, prašau, arba turėk tos 400, arba neturėk, ar ne? Tai žinoma, taip. Aš vis svarstau, ar yra tokia platforma, ar ten, žodžiu, tokie dalykai, kad mano tokius menkus, nedidelius pinigus investuotų. O čia, kadangi mes kalbame apie GoIndex pensijų kaupimo bendrovę, turi galimybę investuoti į užsienio fondus ir tie užsienio fondai yra indeksiniai. Klausimas, kas tai yra tie indeksiniai fondai, nes daug kas nesupranta. Tai pats indeksinis investavimas yra investavimas į visą rinką, nesirenkant pavienių investicijų, nesirenkant, kad investuosiu, nežinau, į BMW ar į Apple akcijas, tai toks indeksinis investavimas į visą rinką plačiu mastu. Ir mūsų strategija ir būtent yra pasyvus indeksinis investavimas. Tai vienas dalykas, kad indeksinis, o kitas dalykas, kad pasyvus, kad mes būname rinkoje nuolat, kad mes nesirenkam, kada rinka pakilusi joje dalyvauti arba kai rinka nukritusi joje dalyvauti, nesirenkam to tinkamiausio laiko arba mažiau tinkamo laiko. Tai reiškia, kad mums nereikia samdytis tiek daug darbuotojų, kurie analizuotų, atliktų analitiką investavimo, kada naudinga, kada nenaudinga investuoti. Mes visą laiką būname rinkoje ir tai mums leidžia turėti būtent mažesnius mokesčius klientam. Ir ilgalaikėje perspektyvoje, žinoma, generuoti geresnę grąžą negu aktyviai valdomose fonduose. Taip, ir tas labai fainai yra, kad labai smagu, kad administraciniai mokesčiai yra tikrai labai maži
Ir kaip minėjau, va, tą mažą sumą, tikrai nėra didelė suma, kurią mes atsidedam. Realiai tai turėtumėm atsidėti per mėnesį 10-15 procentų, kad turėti kažkokį tai saugų variantą, kaip sakoma, tokią finansinę pagalbę netekus darbo ar panašiai. Bet čia dar yra pliusas, kad mes, jeigu nutiktų kokia kritinė liga arba jeigu būtų neįgalumas ir netektumėm darbo ar ne, šitus pinigus jūs galite iš karto pasiimti iš karto. Ar ten yra kažkokių tai specialių prašymų, ar ten reikia kažką pildyti, kaip pasielgti žmonėms? Tai labai gerai ir Mina, kad priminėjai būtent, kad iš tikrųjų dar vis yra žmonių, kurie nežino, kad po naujų metų atsirado naujovių, kaupiant antroje pakopoje, ar ne, kad visą tą sukauptą sumą galima atgauti, kai susergi kritinė liga ir sąrašas ligų jau yra patvirtintas, ar ne, jeigu 70 arba 100 procentų dalyvumo netenki, tai reiškia ne tai, kad tu netenki darbo, ta prasme, sąryšis yra su tuo, ar ne, nes jeigu tu buvai 100 procentų darbingas ir tau liko darbingumo nuo 0 iki 30, tai tikėtina, kad tu ir prarasi tą darbą, ne? Bet ne dėl darbo praradimo yra mokama šitą išmoką, o būtent, kad tavo darbingumo lygis sumažėjo nuo 100 procentų, ar ne? Tai yra liko nuo 0 iki 30 arba sumažėjo nuo 170, ne? Tai būtent tokiu atveju ir galima gauti visą tą išmoką ir dar paliatyvios pagalbos atveju. Žmonės, kurie neturi ar negali turėti savarankiškai kritinių ligų draudimo arba darbingumo netekimo, tai jiem ypatingai svarbu turėti būtent tokią įrankį, kur jie galėtų tuo pasinaudoti. Ir išmoka tokiu atveju būtų neapmokestinama. Esame jau gavę keletą prašymų klientų, kurie nori pasinaudoti būtent šitu privalumu šiais metais ir teikė prašymą būtent atsimti visas sukauptas lėšas, nes susirgo tam tikra kritinė liga. Paprasta tai padaryti, užpildyti tiesiog prašymą savitarnoje ir atsakymą iš sodros gaunama, nesumeluosiu, minutės bėgyje. Galima patiems išbandyti, aš pati išbandžiau, žinau, kad neturiu teisės kreiptis dėl tokios ligos, bet užpildžiau prašymą ir labai greitai gavau atsakymą, kad jais nebus tenkinamas. Supratau, reiškia patikrinom sistemą, ar ne, viskas veikia. Tikrai viskas veikia. Dar toksai klausimas, žmonės vis tiek būna, kad nusprendė išsimti pinigus, nes jie nori keisti stogą. Tai dabar sako, ar man paskolą imti, ar man dabar išsimti tos pinigus. Kiti žmonės sako, tai ką man dabar daryti? Tai jeigu jie nori, kad tie pinigai nepakibtų ir kad jie dar būtų suinvestuojami, reikia turbūt žmonėms žinoti, kad išmokami jie bus tik kas ketvirtį, ar ne? Tai jeigu puls iš karto nutraukinėti, tai galbūt verta palaukti, galbūt verta susistabdyti. Ir kad dar paaugtų tie pinigėliai, nes jie niekur nenuskubės. Pinigai išmokami. Tai visiškai teisingai ir Mina, nutraukiant sutartį, pinigai yra išmokami kas ketvirtį. Tai yra pasibaigus ketvirčiui per 10 darbo dienų. Jeigu atsakant į klausimo pirmą dalį, ar ne, ką daryti žmogui, kuris sako, kad jam reikia keisti stogą, ar ne? Be abejo, kiekviena situacija yra skirtinga, kiekvieno kliento situaciją reikėtų vertinti individualiai, todėl tikrai dar kartą raginu, kreipkitės, konsultuokitės su finansų specialistais, ar ne, nes jie geriausiai gali įsigilinti į jūsų situaciją. Tačiau, jeigu visgi reikia tam stogui, gal reikėtų svarstyti atsimti tuos 25 procentus, ar ne? Jeigu šeimoje gyvena 2 žmonės, tai vieno 25 procentai ir kito 25 procentai ir gal bus pakankama suma tam stogui, išlaikant kaupimą, ar ne? Nes kaupimas atrodo, kad nesvarbus, tačiau mes turėtume planuoti visgi tą savo ateitį. Ir daug kas, nedaug kas, bet tikrai yra žmonių sakančių, kad aš noriu gyventi čia ir dabar. Ne? Tai noriu pabrėžti, kad pakopa netrukdo gyventi čia ir dabar. Ir toliau gali gyventi čia ir dabar, bet pasirūpindamas teisingai savo ateitimi. 25 procentų išmoka išmokama nuo sprendimo priėmimo per 30 darbo dienų. Manau, kad tikrai
nereikia tiek dienų laukti, tikrai tą išmoką galima gauti daug greičiau ir net nereikia ketvirčio laukti. Tai lygiai taip pat kaip ir ligos išmoka beje. Tai manau, kad galėtų žmonės tokiu būdu pasinaudoti šią galimybę. Na, o jeigu žmogaus asmeninė situacija visgi, tokia, kad jam būtinai reikia šiuo metu lėšų, tada taip, vienintelis būdas yra nusitraukti ir atgauti ne visas lėšas, pabrėžiu, tik tai investicinę grąžą ir savo sumokėtas, nes likusi dalis, maždaug apie 40% grįžta į sodrą ir konvertuojama į pensijos taškus, o taškai konvertuojami į pinigus prie pensijos. Ar ne? Tai šiai dienai 2207 eurai yra vienas sodros taškas, o vienas sodros taškas yra 7,16 eurų per pensijos. Tai va, tai tokiu atveju žmogus nutrauktų tada jau dalyvavimą kaupime ir atgautų savo sumokėtas įmokas ir investicinę grąžą, bet nereikia pamiršti, žinoma, kad išmokama bus ketvirčiai. Dėkui, Justina. Noriu priminti, kad visi, kas dalinatės šiuo laivu ir į komentarus parašote pasidalinau, galite laimėti nemokamą konsultaciją 15-30 minučių prie puodelio kavos arba online. Tik būtinai parašykite komentarus pasidalinau, jeigu pasidalinate. Ir aišku, jeigu galvojat, kad kažkam tai bus naudinga, irgi būtinai pasidalinkite. Lina iš Palangos klausia. Aha, tai gal verta buvo nenutraukti. Ką dabar daryti, jeigu persigalvojau, o jau parašiau prašymą nutraukti? Puikus klausimas. Tikrai puikus klausimas. Tai galime pasakyti, kad ką turėtų padaryti, tai jeigu prašymas jau pateiktas, tai jį galima atšaukti iki ketvirčio pabaigos. Tai jūs galite nors ir dabar tą padaryti, prisijungus prie GoIndekso, tai mes turime pas save tokį net ir pranešimą, kad prisijungus prie savitarnos ar ne žmogus atkreiptų dėmesį, kad jisai turi tokią galimybę atšaukti ir tą savo sprendimą pakeisti. Tai visiškai paprasta tą padaryti yra. Ir tiesiog noriu pastebėjimą tokį pasakyti, kad tie žmonės, kurie sustabdo tą antrą pensijų pakopą, jie tiesiog gauna, jeigu atlyginimas popierinis yra 1000, tai tiesiog 30 eurų gauna daugiau į rankas, ar ne? Bet jie negauna 1,5% iš valstybės, nes sustabdo. Teisingai. Tai va tada reikia pagalvoti, ar verta šitą žingsnį daryti. Ir tas stabdymas, tik tai nebent tuo atveju, kai jau tikrai nori kažką tai keisti. O paskutinis mūsų sprendimas tai bus turbūt negreitai. 2 metai mes turime laiko pasirinkti, ką mes norim toliau daryti. Taip, sprendimui priimti mes turime 2 metus, iki 27 metų gruodžio 31 dienos, tai laiko apgalvoti yra tikrai daug. Žmonės, kai kurie sako, kad aš nusitrauksiu, bet nežinau, ką darysiu. Ne? Tai kviesčiau pagalvoti, tai yra kviesčiau galbūt pabandyti investuoti kitur, jeigu tikrai yra toks noras, bet tą daryti su sustabdymo galimybė, ar ne? Susistabdau, nebekaupiu pats, nebegaunu valstybės paskatos, tai galite nusikreipti tuos savo 3% kažkur, ar 3 pakopą, ar kitus investicinius įrankius, ar ne? Ir pasižiūrėti per tuos 2 metus, tai kaipgi jums sekasi investuoti. Ar jums sekasi taip pat gerai investuoti, kaip investuodavote savo pensijų kaupimo bendrovėje? Ar jums sekasi geriau investuoti, ar jūs uždirba didesnę grąžą, ar mažesnę grąžą, ar jūs išlaiko discipliną. Nes antros pakopos privalumas yra dar ir tas, kad tai yra disciplinuotas kaupimas ir automatinis kaupimas. Nes tada, kai jums reikia patiems iš savo sąskaitos išimti, kad ir 3%, kas vyksta, o čia pas mus vyksta daug visokių dalykų, ne? Gal ne šį mėnesį, gal kitą, gal mažiau, gal visgi ne 3%, gal 1, gal 1,5, gal visai ne, ar ne? Tai vat ir prasideda tada
šokis su emocijom ir kova pačiam su savim. Tai antroje pakopoje dėja, bet to nėra, nes viskas daroma automatiškai ir viskas daroma disciplinuotai ir jūs net iš tikrųjų ilgainiui nepajaučiate tų 3%. Jeigu jūs algalapyje nematytumėte įrašytos konkrečios sumos ir gautumėte tiek, kiek gaunate į rankas, tai jūs tiesiog priprantat prie to atlyginimo į rankas ir gyvenat tau, kaip gyvenat iki kaupimo. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai tikrai pasakysiu, kad aš net nežinau, ta prasme, net nepajaučiu, ar ne, kad man juos atskaito, nes aš tiesiog įpratusi esu gyventi su tiek, kiek gaunu į rankas ir viskas. Ta prasme, net nesijaučia, kad kažkiek iš manęs atskaičiuoja ir panašiai, nes aš kaupiu pakankamai senai, tai tas įprotis jau atsiradęs ir nieko keista čia nėra. Taip, ir dabar Violeta iš Klaipėdos klausia, o kodėl geriau kaupti GoIndex pensijų kaupimo bendrovėje nei kitoje? Tai GoIndexas nuo kitų pensijų kaupimo bendrovių išsiskiria tuo, kad mes esam specializuota pensijų kaupimo bendrovė, tai reiškia, kad mes neturime jokių kitų produktų, mes esame orientuoti tik į kaupimo pensiją, tiek antrą pakopą, tiek trečią pakopą. O kitas išskirtinumas, kaip ir jau buvom apšnekėję anksčiau, tai yra būtent tai, kad mes pasyviai investuojame į indeksinius fondus, ar ne? Tai mes nesirenkame rinkos, investuojame visoje rinkoje ir mes nesirenkame laikotarpio, kada toje rinkoje būti, mes tiesiog visą laiką būname toje rinkoje. Tai va toks mūsų privalumas, nes pasyvus indeksinis investavimas būtent ir leidžia sutaupyti kaštų ir pasiūlyti klientų mažesnius mokesčius ir ilgojoje perspektyvoje uždirbti geresnę grąžą negu aktyviai valdomose fonduose. Tai čia patys pagrindiniai privalumai. Žinoma, galima būtų paminėti ir daugiau. Paprasta savitarna. Nereikia laukti eilėse, nereikia laukti ilgai, kol tau perskambins, pavyzdžiui, 2 savaitės. Nes esu girdėjusi tokių, ar ne, nereikia laukti, kol tave užregistruos konsultacijai. Tai yra privalumai irgi, nes taupomas jūsų laikas. Taip, turite savo asmenį konsultantą, kuriam skambint galit bet kada tikrai. Kviečiu dalintis šio laivu, jeigu manote, kad kažkam tai būtų naudinga, užduokite klausimus, jeigu pasidalinsite šio laivu ir komentarus parašysit pasidalinau, galit laimėti nemokamą konsultaciją 15-20 minučių prie puodelio kavos arba online. Na ir ką galėtum, Justina, palinkėti pabaigai mūsų klientams, kurie dar vis kažkaip svarsto, o gal kažko ir abejoja, gal kažko bijo, padrąsinimui gal kažką. Padrąsinimui, ką galėčiau pasakyti, padrąsinimą beveik visą jau pasakiau pačioj pradžioje, ne, kad neskubėti, nusiraminti, tai yra finansinis sprendimas, jį priimti nesivadovaujant emocijom, o pasiskaičiuoti. Skaičiuoklių jūs galite rasti jau tikrai begalės sudarytų įvairių skaičiuoklių, šiaip ir pačioj sodroj prisijungus, jeigu norit jau nešališkos nuomonės. GoIndexas turi savo skaičiuoklės, jeigu norit kažkokios nešališkesnės nuomonės, tai būtų sodros skaičiuoklė, ne? Ir pasižiūrėkite, kiek jūs esat įmokėję įmokų ir kiek jūs esate gavę grąžos, ar ne? Ar jūs rastumėt geresnį investavimo įrankį? Aš esu mačius tokių atvejų, kur žmogus yra įmokėjęs labai nedaug, 34 eurus, ar ne? Bet jo grąža 5000. Tai ar negera tai yra investicija? Ar tai yra negeras kaupimo įrankis, kur tu neprisidėdamas pats ar nesusigeneruoji gan didelę grąžą, nes yra valstybės paskata, atsiradę pakankamai daug lankstumo, ar ne? Galbūt žmonės bijo anuitetų, bet su anuitetai situacija irgi labai stipriai pagerinta. Ir jeigu žmonės anksčiau sakydavo, tie anuitetai gausi ten 20-30 eurų, tai tam dabar ir padaryta, kad nebebūtų tokių mažų anuitetų. Tam ir padarytos didesnės anuitetų ribos. Ne? Dabar, jeigu žmogui tektų įsigyti anuitetą, tai mažiausiai jau jo mėnesio išmoka būtų apie 70 eurų. Ne? Anuitetai kiekvienais metais didės vidutinė senatvės pensija. Tai aš tai sakyčiau, kad yra vien tik privalumai ir nereikėtų to bijoti. Jeigu net ir nespėsite pasinaudoti 25% išsiėmimu iki pensijos, tai sulaukus pensijos tą galite padaryti net ir nemokamai, ar ne? Tai tarkim, įsivaizduokit, jūs sukaupėt 100
100 000, tai reiškia, kad jūs jau papuolate į privalomą anuiteto ribą, bet jūs galite 25%, žinoma, nedaugiau negu pats esate mokėjęs, atsimti iš karto. Tai reiškia, kad 25 000, na žinoma, jeigu pats esate tiek įmokėjęs, ne, jūs galėtumėte atsimti iš karto. Tai reiškia, kad jūs turėtumėte jau sumą paišlaidauti, kaip sakau, arba kažkas sako, nuskristi į Tailandą, kol dar sąnariai nešioja, ar ne, ir pakeliauti ir panašiai. O kiti pinigai būtų saugiai ir išmokami jum kiekvieną mėnesį, tai būtumėte ir jūs apsaugoti ir nuo sukčių, ir nuo pačio savęs, ar ne tų emocinių sprendimų, ir finansinis stabilumas būtų. Ir anuitetai reiškia, kad įsigijus anuitetą, jum išmoka būtų mokama iki gyvos galvos. Ir pinigai paveldimi priklausomai nuo pasirinkto anuiteto sumos. Taip, tai tikrai reikia pagalvoti, ar verta čionais, ta prasme, negauti tų 400 iš valstybės ir turėti tą finansinę pagalbę. Ir nematau, žinokit, daugiau klausimų, galbūt žmonės tiesiog stebi, gilinasi, bando išsiaiškinti. Tai ką, labai noriu padėkoti Justina už informaciją, visą laiką labai paprastai žemiškai viską paaiškini, bet jeigu būtų klausimų ir vėliau, rašykite būtinai, tikrai į juos visus bus atsakyta. Kas pasidalinsite šio laivo ir komentarus parašysite pasidalinau, galite laimėti konsultaciją online arba prie puodelio kavos apie būtent jūsų atvejį, kas yra geriausia. Nes tikrai labai daug kas priklauso, koks jūsų yra atlyginimas, kokie yra pas jūs kiti prioritetai ir išsiaiškinant kiekvieną asmeniškai poreikius galima priimti tinkamiausią sprendimą. Tai va, tai tiek šiandieną mes turėjom tokio faino pokalbio, įpareigojančio, bet žmonėms manau, kad naudinga informacija ir nereikia skubėti, viskas savo laiku. Reikia būti sąmoningiam ir neskubėti. Dėkui ir ačiū visiems, kas buvot, kas dalinotės ir iki kitų kartų. Ačiū. Iki.